Jauti nuovargį, silpnumą, veido oda išblyškusi, gal tai yra geležies trūkumas ir gal tu turi jau įsisenėjusių geležies problemų. Ką daryti, kad geležies įsisavinimas su maistu būtų geresnis? Nevartok produktų, kurie yra turtingi geležimi kaip mėsos, su pieno produktais. Ar tai būtų sūris, ar tai būtų pienas, ar tai grietinėlė. Vartok mėsos produktus su daržovėm, nes vitaminas C padeda įsisavinti geležį. Venk kavos, žalios, juodos arbatos, kakavos valgio metu. Net 30% geležies įsisavinimą stabdo kiaušinio baltymas. Tai jeigu gaminame mėsos ar kitus geležies turtingų patiekalų produktus, nevartokime kiaušinių. Atmink, kad geležis yra ne tik tai raudonoje, baltoje mėsoje, bet geležies yra ir augalinės kilmės produktuose, kaip avižos, ankštinės kultūros, taip pat žalios daržovės, kaip špinatai, gausu irgi geležies juose. Todėl savo racioną įtrauk ir augalinės kilmės maistą ir kartu jį derink su vitamino C šaltiniais. Kiekvieno valgymo metu pagalvok apie daržovės, o per pusryčius priešpiečius apie vaisius ir uogą. Ar patiko mano patarimai? Jeigu nori jų daugiau, spausk like, dalinkis su draugais, negailėk mano patarimų ir rašyk komentare daugiau patarimų. Sek mane socialiniuose tinkluose, Sveikatai palankus svetainėje, prenumeruok naujienas ir būk pirmas, kuris sužinos mano naujausius receptus ir mitybos rekomendacijas.